Labas rytas. Šiandien nusimato 140 km kelionė į Anykščius. Važiuosiu kartu su draugu Simu. Tai va, susiruošėm ir važiuoju iš Šilainių susitikti su Simu. Ir kasgi čia laukia, ką mes čia veikiam? Simai! Va toks rimtas kiaulininkas tu. Man blemba reikės Mindūnas iš žiauriai sportuot, nes... Kur? Mindūnas, tam kempinge. Tipo, važiuosiu, ten 10 dienų būnu, ir grįžtu atgal, viena diena būsiu namie ir išvažiuoju į Švediją. Kaip? Švedijoje ilgai? Savaitę. Bet tipo Švedijoje yra didžiausias varžės, vos ne pasaulyje vyksta, Eurotrasinio, 25 štukės važiuoja. Tai važiuoja iš visur, iš Japonijos, iš Kinijos, buvo iš Brazilijos, tai kažkaip. Ką tik išvažiavom iš dviračių tako nuo Kauno link Lapių. Tai va, teks mint asfaltų su mašinom. Bet viskas gerai. Simukas gale. Kaip sekas? Važiuojam, gerai sekas. Kelias geras, jeigu yra. A daug liko? Ne! Baigt, 100 kem. Esam Jonavoj, 50 km. Labai gražus parkas. Vamos, tai būsi arkamas laikus. Regis iš panaus. Greit darysim stopą, nuotaikos žiauriai geros, smagu mint, 3 valandas jau važiuoju, va Simukas mina, puiku, šakės kaip gražu. Ir gražuolis gale. Äpfel.
Kiek kalorijų suvalgei, Simai? Daug, paėdžiau, pilnas pilvas. Daugiau sudeginau. 2 štukas minimum. Yes. Batoną visą. Patvarkė. Važiuojam. Čia turim problemėlę. Tito dviračio traselis visiškai nejuda. Pakeliu į dangų važiuojant. Visiškai nepasisekė. Jo, ne kažką. Radom mechaniką Ukmergėje ir bandysim nuvežti, kad sutvarkytų. Patys nieko neįsiaiškinam, troselis nejuda, tai tikriausiai nuplyšęs gal. Tikėkime, taisys ir užbaigsim kelionę. Po 2 valandų grįžom į tą pačią vietą. Viskas sutvarkyta, grandinė pakeista, troselis pakeistas, važiuojam toliau 40 km. Gera bažnyčia dešinėje yra. Čia visur kalnas. Atvažiavom. Yeah. 105 km. Pagaliau poilsis. O man rodo šitas. Einam šašlų kept. Ai, tu nahai. Raštelė. Simai, kas buvo? Nieko, viskas gerai. Blėdžiai. Važiuosim į parduotuvę. Au, sako. Labas rytas, rytas šūdinas, labai lyja. Prieš 20 minučių švietė saulė, Nu, dabar nebešviečia saulė. atlikom greitą dviračio remontą. Mano dviratis nukrito ant šono ir visa rankena užsilenkė į vidų. Tai buvo streso, bet supratau, kad lengva pataisyti. Tai va, išminam. Lyja dar stipriau. Reportas, Simai. Šūds reportas. Vėjas pučia, koja skauda. 5 kilai. Nuvažiuoti. Valanda kelyje, važiavam toliau. Vat nuo tokio kalniuko skrisim, Simai. Skrisim. Gerai, kad nuo kelio. Bandysim. Let's go! Va, matai, nėra. Nėra. Oho, kaip duoda. Pasislėpiam po medžiu. Virsim košę. Lietų pralaukėm. Išvažiavom, iškandom. Bet ne, nu žiaurus vėjas, žiaurus. Kapoji prieš vėją, kad 17 per valandą važiuoti. Tai va keičiame susimuku. Tai jis prieki, tai aš dabar šilsiuos.
Esam Lapėse, 120 km. Jau svajojam apie namus, ne Simai? Labai svajojam. Labai svajojam apie namus. Safkutės laukia. Važiavom pasimučioką namo. Ką, ačiū už kelionę visą, Simai. Viskas, paskutiniai metrai ir varau ilsėtis. Geros dienos, viso gero.